Labas rytas. Pirmas 26 metų sezono ralis ir toks ankstyvas iškart. Taip, kad šiandien keliaujam į Alksnę. Kadangi nevažiuojam 2 dienom, o važiuojam 1 dienai, tai reikia išvažiuoti 5 ryto, nes į vieną pusę nuo Zarasų važiuoti maždaug 4 valandas, grubiai tariant. Tai yra ką veikti. Nu tai jo, praktiškai, kad vos ne kaip kokią pajūrą nuvažiuot. Ne, iškerčiau. Kilometrų skaičium. Dalyvių šiaip starte buvo 95 kažkas tokio. Vien per pirmą dieną labai daug nusirašė. Labai gaila ekipažo su Ford Fiesta Rally 4, man atrodo, senai. Tiksliai nežinau, kas jam atsitiko, bet vaizdelis ne kažką. O ten šiaip Alksnėj startuoja keletas lietuvių ekipažų, tarp kurių ir zarasiškiai broliai Vitai. Na, dėl vietos neįsivaizduoju, nes viską palikau spręst Tomui Vaicekauskui, kitaip dar žinoma kaip Tomijus. Tai bus matyt. Kol čia stovi ir laukiu Tomo, biškį papasakosiu apie šį ralį ir mano planus 26 metų sezonui. Tai Alksnės ralis vienas legendinių yra ne tik Latvijos, bet ir Baltijos šalių ralių. Regionas šiaip gana panašus į Zarasų, Rokiškio kraštą, į tokį aukštaitišką gana. Su daug tokių kalniukų, vingiuotų posakių. Man šiaip praeitais metais buvom, tikrai gana patiko. Daug tada dar feilų tokių nufilmavau. Tai va. O apie planus, tai šiais metais planas yra į 3 vinter ralius važiuoti. Tai Alksnė, tada Vinter Rally Rokiškis, kuris bus jau ateinantį savaitgalį sausio 31 dieną. Ir Rally Sarma, kurį vyks vasario 7 dieną Gulbinėje. Irgi visai netoli Alksnės. O apie šiltąjį sezoną, tai kol kas dar netgi nėra patvirtinti visi kalendoriai varžybų, nes čia dabar vakar buvo patvirtintas tik tai Larčo kalendorius, kur paaiškėjo, kad Zarasų ralis, o būtent Rally Aukštaitija, pradės Lietuvos automobilių ralio čempionatą. Jis bus rengiamas vietoj Lazdijų. O uždarys šį čempionatą Mažeikių ralis. Spalio 1 savaitgalį. Kažkas tokio jo. Šiaip, taip pagalvojus, šiltasis sezonas prasidės beveik Aukštaitijai. Nes Rally Aukštaitija, tada Rally Visaginas. Na, tik tai mini ralio etapas pirmas Kėdainiuose. Liktais, dabar tiksliai neatsimenu, bet man atrodo Kėdainiai. O štai ir pats tamsta Tomas. Tai aišku.
Na tai ką, Algut, akreditacija gauta. Dabar išjudam į dopą. Pirmai. Jau girdim, kaip testuojasi arba čia saugos automobiliai, arba nuliai. Iki mūsų dopo atvažiuot dabar 15 minučių gal kelio. Čia arti visai. Iš ten apie kilą reikės paeit, tai susitiksim ten. Na tai ką, pasiekėm jau greičio ruožą, priparkavom automobilį, ten Tomas savo dėliojasi. Dabar einam iki mūsų numatytas vietas eit. Nei daug, nei mažai, į vieną pusę apie kilometrą. Na bet tai, negi pirmą kartą, nepriprasta. Po biškį einant, pagaliau atėjau iki buvo numatyta. Tai kamerą palikau, nu žodžiu, biškį tolokai. Pats kol kas pasižiūrėsiu, prasileisiu gal porą istorinių, gal Safos irgi. Toks va vidinis posūkis, bet ir va tenai, kur tie betoniniai lakštai kuli, tenai irgi visai tokia nebloga vieta. Dar šiaip vis tiek, kaip visada jaučiu, ten atgal lakstysiu, tai bus iš daug kampų. Na tai ką, baigėsi pirmas važiavimas. Vaizdu normaliai, vieta tikrai yra, nebloga. Aišku, buvo kitur, kur daugiau nusikrešina, bet čia neatspės, čia ralis. Dabar einam susirinkti kamerų ir liksim tam pačiam dope, bet pervažiasim į kitą vietą. Ir mēdīja jau viss notiek.
Na tai ką, rally finish. Tikrai turininga diena. Ne veltui čia taip proviausi. Daug veiksmo, daug video, daug nuotraukų irgi. Dabar pagal planą nuvažiuot į headquarterį arba tiesiog paprastai tariant štabą, atiduot liemenę. Nu nesimato. Atiduot liemenę, pasiimt savo užstatą ir važiuot namo.